Labą dieną, mūsų gerbiami internetinės televizijos žiūrovai. Gražus ruduo leidžia pabūti gamtoj. Turbūt dėkingas jisai tokias gražias dienas. Nesinori kažkur tai po salės ir vaikščioti. Todėl mes šiandieną ir atvažiavom pasibūti, pasibendrauti, pas ukmergietį Vytautą Rastauską, bet kiek aš galiu pasakyti, didžioji dalis ukmergiečių, ypač vyresnio amžiaus, tai Vytautą atsimena ir vadina po šiai dienai. Mariaku, gerbiamas Vytautai, nieko nepadarysi. Ir čia ne kokia šiaip savo pravardė, bet kiek aš žinau, pats Vytautas ir esi profesionalus jūreivis. Jo. Ir galim dar tai pasakyti, kad turbūt iš jau tokio aukštesnio rango jau vienintelis ukmergiai, kaip sakyti, jūros mohikanas, galima taip įsireiškia kažkur panašiai. Tai vat, Vytautai, ir norėtume apie jūs daugiau sužinoti. Iš kur tą jūrą jūs pamylot? Iš kur mes kalbėsim ir jūsų pomėgį, dar tokį gal kaip ir verslą. Iš kur tas, kaip sakyti, trauka? Gimiau aš Ukmergėj ir gyvenau visą laiką Paupio gatvėje. Paupio gatvė prie upės. Maždaug 50 metrų. Ir visą mano vaikystę praleidau prie upės. Ir aš nežinau, iš kur pas mane nuo vaikystės reiškia noras būti jūreiviu. Aš tiesiog neįsivaizdavau, aš jūros nemačiau. Viską. Bet nuo mažens aš norėjau būti jūreiviu. Ir kažkaip tai visą laiką turėjau prie upės valtį, nupirko tėvai vieną, antrą valtį. Reiškia, aš plaukėjau, aš ten užsiminėdavo to vandens sportų, kaip vadinamo. Tada užtvanka buvo ir mes leisdavomės. Ta užtvanka dar prie kur baldų kombinatą. Kur baldų kombinatą, elektrinė tenai. Jo. Ir ten užtvanka gamindavo elektros energiją, dar buvo elektrinė. Ir ten, reiškia, kaip atidarydavo užtvanką, tai bangos tokios didelės ir mes su tom valtim plaukėdavom. Toks ekstremas vaikiškas buvo. Ir nuo to ir tas išliko. Tai aš dar, reiškia, klausinėjau savo giminių, paskui jau, reiškia, sakau, iš kur pas mane ta trauka, reiškia, būti jūreiviu. Viena mano giminaitė sako, taigi tavo senelis sielius varinėdavo. Reiškia, jis Ukmergėj gyveno ir anksčiau iš Anykščių, iš ten visur upė sieliai. Ir jis sako, jis buvo profesionalus, reiškia, tas jau toks varinėtojas. Tai aš galvoju, galbūt genai čia ar kas, nežinau, kaip čia buvo, bet tapau. Ir, reiškia, kaip pradžioje aš įstojau į Talino jūreivystės mokyklą, ten, reiškia, kaip technikumas. Čia pas mus nebuvo tada Lietuvoje tokių? Lietuvoje buvo, bet kažkaip tai, nežinau, žvejybos aš nenorėjau. Reiškia, Talino yra prekybos, ruošia kadrus prekybos laivynui. Įstojau, reiškia, ten 2 metus prasimokinau, baigiam, ten tokie, žinai, reiškia, kas baigė vidurinę mokyklą, reiškia, tiem, 2 metai mokytis. Įstojau ir baigiau tą Talino ir kadangi mums tada neduodavo karininko laipsnius, reiškia, po tos jūreivystės mokyklos reikėdavo eiti tarnauti. O mano laikais tarnauti buvo laivinė 4 metai. Tai aš šito nenorėjau ir aš baigiau, 5 procentai tada technikume leisdavo. Kas baigė gerai, 5 procentai galėdavo stoti iš karto, nereikėdavo atidirbti. Ir aš norėjau į Leningradą tą aukštą jūreivystės mokyklą, bet pavėlavau. Tada stojau į Kauno Politechnikos institutą, įstojau ir žiūriu skelbimai, siunčiame į kitas Respublikos mokyklas. Ir žiūriu, Odesos aukštoji inžinierinė. Bet tai KPI tada buvo jūreivystės tokia specialybė? Ne, buvo aplamai mechanikų, reiškia fakultetas, kadangi nenorėjau armijai tarnauti.
Iš KPI neimdavo, reiškia. Tai va, žiūriu, siunčiame į kitas, reiškia, Respublikos mokyklą. Ir Odesos aukštoji inžinierinė jūreivystės mokykla. Aš nuėjau pas dekaną, jis sako, parodyk savo pažymius, pasižiūrėjau, sako, prašau. Ir taip aš atsidūriau Odesai. Odesos dabar vadinasi Odesos nacionalinė jūrų akademija. Ir ten praleidau 6 metus. Ten, praleidau, mokėtės? Mokėmės ten Odesai, reiškia, va taip, 6 metai. 6 metai net? 6 metai, va taip, reiškia. Ir kažkaip tai, va, nu, mokslai, bet aš dar toks epizodas, reiškia, kada aš įstojau ir buvo 61 metai, Karibų krizė. Ir tada... Jo, čia kas... Jaunimas nežino, o čia praktiškai jaunimas nežino. Trečio pasaulinio karo praktiškai ribo buvo. Buvo ant ribos jau, reiškia. Ir mūsų, reiškia, kaip nieka nesakė. Vieną, reiškia, naktį, mūsų, reiškia, visus, rusiškai, jeigu pastrojili, reiškia, išdavė tokią paprastus civilinius rūbus. Į laivus mus, reiškia, triumai buvo įrengti gultai ir viskas, reiškia, ir į tos laivus mus nusiuntė ir mes plaukiam, nežinojom, kur mes plaukiam, ką mes darysim. Reiškia, bet praplaukėm mes ten maždaug kokią 6 dienas, žiūrim, kad, reiškia, įsakymas grįžti atgal. Kada grįžom vėl Odesan, tada jau po ten kiek tai dienų įsiaiškinam, kad čia buvo Kubos tas krizė. O taip, tai va toks kažkoks tai, nors ten nežinojom kur ir galvojam eilinė čia kažkokia tai ar tikrinimas, ar ten kažkokia trivoga, ar kas. Tai va tokia, va, kaip pagalvoji, tai va matai, kaip buvo. Tai būtumėm Kubai kariavę. Civilinis žmogus, o kariavę. Nu, tai matai, neleisdavo rūbais, kadangi ten, sakydavo, rusų nėra. Tai reiškia, va, perrengti visi kareiviai, visi buvo, reiškia, ten. Tai va, išvengiam to dalyko, likom visi gyvi, vėl džiaugiamės gyvenimu. Odesai, na ir va, prabėga. Šiaip Odesa linksmas miestas, linksmai gyvenat Odesos studentai. Nu, mūsų, reiškia, mokykla uždaro tipą, visur karininkai, visur, reiškia, karinė drausmė, visur nariadai, bet tuo pačiu ir mokslas. Reikėdavo suderinti. Ne, gerbiamas Vytautai, aš tave biškai jau taip noriu išvesti už mokyklos ribų, tai pasakyčiau, 2 metai buvo labai sunkus, kadangi visi mokslai tokie va, aukštoji matematika, kaip aukštoji techninė mokykla, reiškia, taip jau nelabai būdavo ten kažkaip tai pasilinksminimo, bet principė Odesa. Panelius mokėsi su jum? Ne, tiek vieni vyrai, reiškia. Tada dar buvo tvarka, jo? Tvarka buvo, viskas, karininkai, pastrėjai nariai. Moteris užsiema šeima, o vyrai plauko į jūrą. Čia būdavo viskas, moterų nebuvo, nei armijai, nei laivinė. To labiau jūreivystės mokyklai. Tai va taip ir prabėgo tie 6 metai. Ir ką, įgijot specialybę? Įgijau, aš baigiau elektromechanikos fakultetą. Reiškia, inžinier elektromechanik. Reiškia, todėl, kad laivas yra toks sudėtingas įrenginys techninis. Taip atrodo, kad laivas kaip laukia, tai atrodo, viskas paprasta bet ten, reiškia, pradedant nuo pagrindinio variklio, kuris maždaug kaip 4 aukštų namas, reiškia, ir baigiant visą tą automatiką, visą tą, reiškia, viskas labai sudėtinga ir aptarnaujantis personalas turi labai techniškai suprast ir išmanyti tos dalykus. Kitaip jūrai nieks tau nepagelbės. Čiagi krante tai gali ten pakviesti specialistus, ten viską. A jūrai ne. Ir todėl, kad baigęs tu tą aukštąjį mokslą,
metus tu turi dirbti paprastu. Turi uždirbti darbo diplomą. Tik tada, reiškia, laikai kvalifikacinius egzaminus ir tave daleidžia, pavyzdžiui, 4 mechanikų. 2 metus pradirbai, plaukėti. Ne taip, kad krante ten, 2 metus, reiškia, praplaukė jūrai. Ten yra, reiškia, jūrinis stažas, ten patvirtina, surenki, kad 24 mėnesiai. Tada vėl kvalifikacija, važiuoji į Leningradą, aukštą jūrivystės, laikai egzaminus ir tau suteikia kategoriją aukštesnį. Tada tu užimi aukštesnį, reiškia, pakopą. Tai laive. Lipi karjeras, jo, kaip sakyti. Laive ten yra 4 mechanikai. Tai va, tu ten 3, 2, paskui, reiškia, Starmėchas, reiškia, yra chief engineer. Reiškia, jis, kapitono dešinioji ranka. Kapitonas tai jis tik tai valdo, kaip jeigu taip ir žmonės įsivaizduoja, kaip vairuotojas. Supranti, visą tą techninį dalyką, visą tą, reiškia, mechanikai viską daro. Tai va, taip ir pagrindinį variklį. Ir gerai, tai ir kiek metų ir ką, pasaulį turbūt skersai? Tai kiek? Išilgai, išmaišiai. Iš pradžių, reiškia, teko, supranti, visus įėmė į armiją, kadangi teko truputį nesupratau, tai karinį. Dar vis tiek jūs ir į armiją? Visi, iš karto mes grįžom į Klaipėdą, į visus, reiškia, taip, kas nebuvo žinotas, tą įėmė į armiją. Reiškia, toks su manim baigė. Tai kur tada armija? Tai vis tiek jūra? Laivynas, taigi ta pati specialybė. Gerai, bet tu jau karininkas. Jo, karininkas, bet tas pats laipsnis, viskas tarnauja, reiškia, taip. Tai aš pratarnavau tenai, reiškia, buvo, teko šiauriai, ir paskui... Bet čia jau tu baigėjai prekybinį laivyną? Jo, bet čia jau karinį. Karinis, jau kadangi laipsnis buvo karinis, tai koks... Ten žmonių nebuvo tojais laikais. Tokie... Tai gerai, tai kiek dabar kariniam, kiek prabuvai dar? Kariniam aš prabuvau beveik 10 metų. Reiškia, paskui grįžau ir tada į Lietuvos laivininkystę. Tai gerai, bet 10 metų, tai pats nenorėjai grįžti? Taigi nebuvo tokių... Neišleisdavo tiesiog ir viską. Reikėdavo tarnauti. Todėl, kad lietuviai visą laiką atsakingai tarnaudavo. Jie visas laivynas. Aš nesutikau nei vieną lietuvį, jeigu jau papuola laive, ar kur, kad būtų kažkoks tai, rusiškai razgildei, kad jis ten, supranti, kažką. Visą laiką atsakingai. Ir jie visur rusai labai gerdavo, lietuvis, taigi visur, armija, ar ten laivinė, ar kur, visi lietuviai būdavo. Gerai, tada jeigu jau taip sakai gerai, o tas, aš dabar pavardę tik užmėjau, o tas, kur pabėgo tas į Ameriką. Ja. Taigi čia tada labai lietuviam, jum vyram buvo tuo metu uždarytas daug kur durys. Ne, tai Zigmas, kaip jo užmiršau irgi. Jis buvo radistas. Aš paskui kaip laivininkis... Ne, aš kalbu apie kapitoną vieną, kuris Žemaitį. Su povandeniniu laivu. Jo, kur su povandeniniu laivu. Tai čia tik kinas parodytas, reiškia, jis Rygoj, jis ten barža buvo. Rygoj ir jis, nuplukdė tą į Švediją laivą. Tai čia buvo tokių, žinai, atvejų. Taigi visi galvodavo, kad rojus ten tam užsienį. Aišku, tai dabar ir keliaujam toliau. Pradeda Vytautas tarnauti jau Klaipėdos Lietuvos laivininkystė. Komerciniam. Prekybinis laivynas. Tada buvo, reiškia, Lietuvos prekybiniam laivynė buvo maždaug 35 laivai. Buvo laivininkystė, buvo vienas iš gražiausių pastatų Klaipėdai. Reiškia, ir Klaipėdai jūreivių buvo maždaug
žvejybos laivynas kokie 500 laivų. Tai vat skaityk kokių 15 000 jūreivių, kurie dirbdavo laive, kur kiek krante aptarnaujantis personalas. Laivininkystė irgi 35 laivai, tai skaityk 1000 buvo jūreivių, kurie plaukėdavo, dar 500 kokie, kad reiškia pakeisti. Ir krante dirbdavo nemažiau žmonių, kadangi. Kokiais laivais plaukiai? Nu, ten pas mus pagrindė laivai tokie buvo Suomijai pastatyti, reiškia, Suomijai, reiškia, nu, tokie maždaug 130 metrų ilgio, kokių 20 metrų pločio, jie specialiai tokie paketavos, konteineravos. Konteinerinį, jo. Va tokios konteinerius, reiškia, pakraudavo, bet retai konteineris. Lietuvos laivininkystė specializavosi pagrindę, reiškia, miško išvežimų iš šiaurės, reiškia, iš Igarkos į Angliją, net Aleksandriją veždavo, reiškia, į Egiptą, bet pagrindė į Angliją. Visas, reiškia, vasarą, tik prasideda sezonas, reiškia, su ledlaužiais, plaukdavom karavanai, plaukdavom į tą Igarką, reiškia, ten pasikraudavom, labai greit pakraudavo. Ir vėl į Angliją, mėnesis reisas. O taip ir mes. Tai savočkai Lietuvos laivynas, o dirbdavot? Nu, visur, matai, visos laivininkystės buvo paskirstytos. Pavyzdžiui, Murmansko laivininkystė, jinai buvo Kanada, Amerika. Leningrado irgi Kanada, Amerika. Estijos laivininkystė, Afrika. Bet Afrika, galas Afrikos, nuo pusiauja ir žemyn. Tenai, reiškia, šitą Latvijos buvo, reiškia, jie tankerius turėjo, tankerius ir bananovozus, reiškia, tos šaldytuvus laivus, ir jie veždavo, reiškia, iš Pietų Amerikos, tankeriai po visą irgi pasaulį. Lietuvos laivininkystė buvo Europa, va čia, ir Afrikos, priekis. Reiškia, čia zonas. Šiaurinė pusė. Tai. Jo, šiaurinė pusė, reiškia, darbo zonas, va taip buvo paskirstytas. Paskui Lietuvos laivininkystė gavo didelius laivus, tokia tipą kapitan, ten visų kapitonų pavardės. Tai jie plaukiodavo į Japoniją, jau ilgi reisai. Bet kadangi mes jau buvom seni kadrai, ilgus reisus nenorėdavom, tai mes, reiškia, ant tų mažesnių laivų ir čia po Europą ir plaukėdavom. Tai va taip ir vykdavo dar. Nu va, Vytautas atsigers truputėlį kavos ir tęsim jau dabar. Ir po to, ką atsidūrė jisai Ukmergėj, po to. A šeimą jau viskas jau ten turėjai? Jau šeimą turėjau, aš vaikus turėjau, namą pasistačiau, būčiau aš gyvenęs Klaipėdai. Bet kadangi namą pasistačiau, jau tarybiniais laikais negalėjai būtą gauti, jeigu tu turi, supranti, kažkur gyvenamą plotą. Reikia priduoti tą plotą ir tada. Ir taip išėjo, kad mano gyvenimas vėl grįžo į Ukmergę. Vėl grįžau į Ukmergę, į savo gimtą miestą, kur mano tėvų kapai, kur galbūt ir aš. Ne, tai kaip pagal tą posakį, tau ir kitaip neišėjo. Nes jeigu tu dabar, sakykime taip, kaip sako, turi pastatyti namą, išauginti vaikai, pasodinti medį. Taigi tai jūrai nepasodinsi medžio, tai tu turbūt čia už tai ir Ukmergėj. Ne, tai net 2 sūnus, išauginti 2 sūnus, medžio pristatyti. Ne, ten nors vieną. Ir, sako, namą, ir medį, tai medį jūrai nepasodinsi, tai taip supratom. Todėl ir grįžai čia. Tai grįžau į Ukmergę, kur yra. Kur sadinti. Aišku. Ir ką Ukmergėj? Ukmergėj tada aš, kadangi Ukmergėj to darbo pagal mano specialybę, aišku, nebuvo, tai aš įsitaisiau į elektros inspekciją.
inspektorium, dirbau Ukmergėje inspektorium. Nu, elektros. Nu, ir tada padirbėjau, po to kažkaip tai perėjau į, nu, kaip sakant, jau savarankišką darbą. Kažką tai mes... Mes visi žinom Mariako parduotuvę. Jo, tai tada Čia kur Linų gatvė. Nu, ir pastatėm namą, įrengėm parduotuvę, įrengėm restoraną, jeigu galima taip pavadinti. Nu, ir pradėjom savo veiklą, va tokią. Nu, ir va taip. O tai dabar jau ir einam, kaip sakyti, jau paskutinis žodis, vėl jūs prie to vandens grįžot? Dabar sūnaus iniciatyva, kadangi galbūt jaunesnė. Kuris čia? Jaunesnė. Kadangi galbūt... Tai dabar kiek, dar tiesa pabaigai, tai kiek dabar tų atžalų? Jau užsiminiai, 2 sūnus, taip? Dabar 2 sūnus, 3 anūkės pas mane. Na, jaunesnis sūnus, galbūt irgi genai. Ir taip galvoja, sako, tėti, gal irgi prie vandens kažką tai darom. Prie upės arba prie ežero. Ir nutarė, reiškia, irklentės. Gaminti. Jo. Bet tai gerai, dabar tas irklentės, iš kur čia jos atsirado, tas mintis? Jos atsirado Amerikoje, iš tikrųjų atsirado. Ne, bet pačiam... O pačiam mes mėtame, kad Lietuvoje nesenai atsirado, tai čia šiokia tokia naujovė. Šiaip kitose miestuose, kiek žinau, tai jau ilgą laiką iš tikrųjų nuomoja tas irklentės ir Trakuose, ir Vilniuj. O Ukmergėj šiokia tokia naujovė ir žmonės kaip ir pradeda domėtis, bet iš tikrųjų kažkaip tai ukmergiškiai vangiau domisi, labiau pravažiuojantis, labiau kauniečiai Vilniuj. Mes kiek tikrai, kas čia yra, gal kiek laidų vis darom ir visi taip kažkaip tai pripažįsta. Sako, ten Anykščiai, tai Kupiškis, tai ką jūs tai juda, sako, ir ne tik tai šitam versle, bet ir taip. Sako, Ukmergėj kažkaip tai vangiau. Kas čia su mūsų to Ukmergės charakteriu dar? Nu, jo, reikia įsijudint po truputį, kai pradės daugiau žmonių. Žinai, šitie laikai nelaukia niekas. Nu, taip. Jeigu kas pradėjo jau vystyti, žiūrėk, nubėgo su to mintim. Ne, taip. Tai ir dabar ką? Užsiėmėt? Užsiėmėm nuoma, irklenčių, pripučiamų, jos prisipučia, lengva transportuoti. Tai važiuoja žmonės, pavyzdžiui, iš Kauno į Molėtus, kur nors prie sodybų, prie ežerų. Tai nesunku jas pasiimti, prisipūsti pačiam. Ir žmonės... Aišku, vangiai, bet po truputėlį nuomojasi. Šiaip smagu labai ir upę plaukti. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tai smagiau upė nei ežerų. Tai ir srovė tokia neša, ir visą kitą. Apsidairyti galėjai. Baidariai, tai tu sėdė apačioj, tu nieko labai nematai į šalis, o čia aukščiau atsistojęs. Čia kaip Jėzus Kristus jau per vandenį eini. Tai ir smagu taip iš tikrųjų. Bet teisingai sako, aš, pavyzdžiui, gyvenu ant upės kranto, Baidarių aš matau tikrai daug, gražių orų, labai daug, bet irklenčių aš... Nu, taip. Žinai, net dabar pradedu atgal mąstyti, kad ir... Nematėt? Nemačiau. Šiaip... gal, aišku, gal plaukia, bet... Neatkreipė dėmesį. Nes Baidarės kažkaip užgožia jau daugiau. Tai... Apkalbėjom. Dabar ką mums reikia jau ir jeigu natūrai pasižiūrėti, kaip jūs čia įsikuoja. Čia tas tvenkinys, čia bandomasis plotas turbūt. Bandomasis, tai galima, kas nori, gali atvažiuoti, galim apmokyti. Jeigu kas nedrįsta, kur nors, pavyzdžiui, ar upėje, ar ežere, atrodo, kad baisiau. Bet iš tikrųjų tai reiktų pasimokyti, aišku, kokiam ežerėlį. Tai paprasčiausiai žmogus, kuris šiek tiek jo... koordinuotas, tai... Su jų matai ir juokauti negalima. Aš galvoju, pajuokausiu, kad čia... Jūs iškauti. Jo, kodėlgi ne. 15, tai kuris dabar čia, kuris moka? Vytautas? Tai visi mokam. Visi mokam, ir anūkės moka. Ir anūkės moka, negalvok. Nesupratau, ką iš šnekėti. Nu, tai jos irgi atsisėda, plaukia ant tos. Plaukia, va šitą... Atsisėdusios. Tik atsisėdusios. Ne, Oho. Tai čia jūsų, palaukit, čia jau dabar kaip čia
Šeimininis hobis, taip pavadinti. Patomstvinai, va jau mes rusiškai kai kurios žodžius sakė, taip. Tai čia Vytautai dabar tą virusą užkrėtė visus, visą šeimyną, ne? Tai palauk, dar galbūt plėsim. Ir visą Ukmergę užkrėsim. Gali kokį tikrai. Šiaip tai būtų labai šaunu, aš savo laiku irgi, mes buvom Ukmergę užkrėtę baidarėm. Kiek tada tų baidarių buvo, pilna, kiekviena vienybė, visos gamyklos, baldų kombinatas, amžinatilsis kino direktorius Namesnikovas čia turi. O jei kiek mes jų tų baidarių? Namesnikas buvo labai mėgėjas. Taip, jis motorinės ir viską tai. Pirmas motorinė čia per Ukmergę. Atsimenu, kaip paskenda. Ir tam garsiajam Makių atažerė, taigi visi šeštadienį, sekmadienį jaunimėlis, taigi dviračiais visai, kas kaip traukdavo į tos, iš kitos pusės mes daug ir filmuojam ir šnekam, turim nuostabę tą mūsų šventąją upę ir pagal vardą ir tikrai šventa jinai, bet kad nemokam apsiliuopti, apsikuopti. Dabar tie baidarininkai plaukia, infrastruktūros. Nėra visi. Ne tai, kad, teisingai sakai, ne tai, kad ten daugiau mažiau nėra, visiškai, absoliučiai nėra. Kur dabar atplaukiai, net prisišvartuoti nėra. Ne, tai nėra nei tualetų, nei prisišvartuoti, tai va. Tai yra tragedija. Aišku, ir dar tuo labiau, kai mes ir sakėm, tas mūsų ukmergiečių vangumas duoda didelį ir minusą. Nėra judėjimo, nėra žmonių, dabar visi masiškai važiuojam į tos anykščius, iš tikrųjų, ir Paupys sutvarkytas, ir dar visokie kitokių pramogų, jau žmonėm, aišku, aš ne prieš, gink Dieve, kad manęs, net kad yra muziejai, taip toliau, ten dar kas, bet šiandieną žmonėm reikia pramogų, tokio judesio, dar kažko. Reikia, ir dviračio takų reikia, pavyzdžiui, dabar iš tikrųjų dviratininkam, realiai nėra kur važiuoti. O toks mūsųgi sumąstymas buvo gražus, iš miesto išvažiuoja aplink, čia pro Leonpolį, Veprius ir čia išlendi pro jūs prie linų fabriką. Lygiai 26 kilometrai nuostabus būtų, ką darysi. Gal mūsų ta laidelė ir padės. Daug Dieve padės pirmučiausiai išjudinti bangas, kaip ten. Vytautai, tau jau reikės kaip Mariakui kelti bangas.